Big Green Egg, vertinantiems kokybę ir gerą skonį. Kai visuomet prieš pradedant gaminti yra labai svarbu tinkamai paruošti grilį. Grilis įkurtas, anglių labai daug nepyliau, nes bus reikalinga didelė kaitra. Ir šį kartą naudosiu štai tokį krepšelį kepimui dviejose lygiuose. Pusę grilio naudosiu netiesioginiam kepimui, taigi dedu konvektorių, jį apvynioju į foliją tam, kad vėliau būtų lengviau sutvarkyti ir viršui dedu plieninės groteles. Antra dalis bus naudojama tiesioginiam kepimui, kuriam naudosiu ketaus groteles. Ir štai tokia sistema keliauja į grilį, kurį įkaitinsiu iki 270–280 laipsnių. Po tokios mėsingos laidos pradžios turiu paruošęs dar vieną ne ką mažiau gerą receptą. Kepsiu jautieną. Iš tiesų galbūt per mažai kepu jautieną savo laidose, nes galbūt visą laiką noriu kažko įdomesnio, įspūdingesnio. Tačiau jeigu norit labai greitai, paprastai ir skaniai pasigaminti kažką, išsikepkite jautienos steiką. Šį kartą kepsiu jautienos antrekotą, dar vadinamą ribeye steiką. Pasirinkau du gražius maždaug 2–3 cm gabaliukus, su kuriais labai daug kažko daryti nereikia. Pašlakstysiu truputėlį tyro alyvuogių aliejaus, kad mėsa neprikiptų prie grotelių. Rupios druskos. Druskos tikrai negailėkite, nes maždaug 50% tai, ką uždedate iš karto, tiesiog nubirės kepimo metu. Bei malti pipirai. Kaip matote, labai daug aplinkui pribarstau tiek pipirų, tiek druskos. Dėl to, kad vėliau vartydamas viską tiesiog surinksiu. Kad nereikėtų teptis rankų, vartyti, visko pribarstau ir paskui viską suvaliosiu, sulipdysiu ant mėsos. Bei labai norėčiau panaudoti rozmariną. Labai daug tikrai nedėsiu, tačiau truputėlį, kad įgautų šio nuostabaus aromato, norėčiau užbarstyti. Prieš dėdamas kepti, bent jau 5 minutės, 10 minutėlių aš šios gabaliukus palaikysiu, tad prieš dėdamas mėsą pasiruošiu dar keletą dalykų. Turiu ketaus keptuvėlę ir įpilu maždaug pusę stiklinės riebios grietinėlės. Turiu puikaus pelėsinio gorgonzola sūrio ir įpjaustau vėlgi maždaug tokį patį kiekį, kiek ir grietinėlės. Pelėsinis sūris, kaip be būtų keista, labai tinka padažui prie jautienos kepsnio. Ir šiam padažui taip pat pasitelksiu skanaus gyvenimo ingredientus ir naudosiu artišokų kremą. Būtent artišokų kremas suteiks šiam padažui gaivumo ir rūgštelės. Visą tai dedu į grilį, kad po truputėlį šiltų, sūris pradėtų tirpti ir vėliau viską tiesiog išmaišysiu iki vientisos padažo konsistencijos. Na ir koks skaniai ir paprastai sezonas, be šio sezono daržovės, tai yra šparagų arba smidrų. Vėlgi labai puikiai dera prie greit paruošiamos jautienos. Šparagai taip pat yra labai greitai paruošiamas patiekalas, galima taip pasakyti. Turbūt jau daugelis žino, kad valymas vyksta taip. Tiesiog nulaužiat šparagą ten, kur jisai lūžta. Taip nuvalytų šparagus, dedu šalia jautienos. Vėlgi pašlakstau alyvuogių aliejumi. Bei žiupsnelių druskos. Štai ir visas paruošimas.
Na, viskas jau paruošta, galima pradėti kepti. Antrekoto storis yra maždaug 2 cm. Taigi, kepsiu iš vienos pusės 2 minutės, iš kitos pusės 2 minutės ir tuomet dėsiu jautieną ant netiesioginės kaitros dar 2-3 minutėm, kad steikas būtų vidutiniškai iškeptas. Tuomet ant tiesioginės kaitros, tom pačiom maždaug 2 minutėm, keliaus šparagai. Kliuoja padažiukas. Šparagai trupučiuką apkepė, to pilnai pakaks. Kepsniai taip pat atrodo puikiai, bet jautieną būtinai prieš pradėdami valgyti palikite apie 10 minučių pailsėti. Beje, pamiršau paminėti vieną labai svarbų dalyką. Kai stipriai kaitinate grilį, kaip aš dabar 250-300 laipsnių, iš karto staigiai nepakelinėkite dangčio. Truputėlį pakelkite, leiskite išeiti karščiui ir tuomet pilnai atidarykite grilį. Staigiai atidarius grilį, karštis netgi liepsna šauna į išorę ir gali jūs labai nemaloniai nudeginti. Skaniausia valgyti su rankom. Fantastika. Mėsa iškepus vidutiniškai, sultinga.